22 skyrius į žaislų šalį. Tuk, 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 dunkst, 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 dzink, dzink. Kažkas labai smarkiai beldžia, tarė Džo. Einu atidaryti durų, mama. Džo atidarė duris ir pamatė nenustykstantį prikaistuvinį. Kaip paprastai jis buvo apsikabinęs podais ir arbatiniais, o ant galvos vietoj skrybėlės užsidėjo keptuvę. Labas, tarė prikaistuvinis, ar girdėjai mano beldimą? Atėjau pranešti, kad rytoj turim užsukti į tolumų medžio viršūnę. Atkeliauja itin puikiai šalis. Kokia? Paklausė Džo. Žaislų šalis, atsakė prikaistuvinis. Pasiimk krepšį, prisirinksi dovanų kalėdom. Gera mintis, nudžiugo Džo ir pašaukė seseris. Bete, Frane, girdėjot, ką sakė prikaistuvinis? Taip, sesės pribėgo prie durų. Žinoma, eisim prikaistuvinį. Vadinasi, gausim visokių žaislų? Žaislų šalyje gyvena mano teta, paaiškino prikaistuvinis. Pasakysiu jai, kad jūs mano draugai ir galėsit imti, ką norėsit. Susitinkam rytoj ryte tolumų medžių viršūnėje. O Menulveidė su šilkaplaukė irgi ateis, paklausė Betė. Nematėm jų 100 metų. Bus smagu, tarė Franė. Dėkui, netikėtai tarė prikaistuvinis. Mielai suvalgysiu. Ką? Nustebo Betė. Juk ką tik žadėjot pavaišinti pyragu, atsakė prikaistuvinis ir apsidairė. A tu vėl apkurtai, suvokė Betė. Franė sakė, kad bus smagu. Pavaišinkit pyragu, spyrėsi prikaistuvinis. Džo padavė jam nuo lėkštės pyrago. Prikaistuvinis nuėjo linksmai maumodamas ir barškindamas podais. Iki rytojaus, sušuko jis. Kitą dieną vaikai nuskubėjo prie tolumų medžio. Jie įžengė į užburtą mišką ir nutriksėjo pažįstamų vingiuotų takeliu. Aplink šnibždėjosi medžiai. Rodės jie pasakoja vienas kitam kažkokias paslaptis. Panorėk, 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 kuždėjo jie. Vaikai priėjo tolumų medį miško viduryje. Jis atrodė dar didesnis negu paprastai. Iškylęs virš debesų, net viršūnės nesimatė. Kamienas buvo toks storas, kad eidamas aplink jį sugaišdavai nemažai laiko. Nuostabu, šiandien jis veda gervuoges, tarė Džo ir nuskynė kelias prinokusias uogas. Neteisingai daro, tarė Betė. Gervuogės auga ant krūmų, o ne ant medžių. Tolumų medis suklydo. Jie pradėjo lipti į medį ir aukščiau pamatė nebe gervuogės, o pušų kankoraižius. Negerai tolumų medį, pasipiktina Džo. Kankoraižiai nevalgomi. Labai įspūdingas medis, tarė Franė. Veda vis kitus vaisius, be to jo kamiene gyvena žmonės, o nuo viršaus iki apačios įrengta šliuožynė. Džiaugiuosi, kad gyvename netoli tokio medžio. Mums pasisekė. Taip, daug vaikų norėtų gyventi prie tokio medžio, sutiko Džo ir padėjo Betei užsiropšti ant stačios šakos. Kokių tik nuotykių mes nepatyrėm. Atsargiai, girdžiu atkliokinti ponios kalbyklės pamuilės, staiga suklyko Franė. Iš tikrųjų, kamienų žemyn nuūžė nešvarus vandens srautas, aptaškė šakas ir kiaurai permerkė netoli sėdinčią mažą kaukutę. Velnias, įtūžo ši. Juk pasiėmiau skėtį apsisaugoti nuo pamuilių, o išskleisti užmiršau. Verčiau būtum apsivilkusi maudymosi kostiumėlį, nusišaipė Džo. Nieko, saulėkaitoje kaip matai džiūsi. Pro langelius tolumų medžio kamiene vaikai lipo aukštyn, kol pamatė geltoną šilkaplaukės dureles. Pasibeldė, bet niekas neatsakė. Turbūt jie jau viršūnėje, tarė Džo. Paskubėkim, jie mūsų laukia. Vaikai pasiekė Menulveidžio duris. Iš trobelės sklido klegesys, barškėjimas ir bildesys. Prikaistuvinis tikrai yra čia, tarė Džo. Turbūt ir kiti. Jis pasibeldė, Menulveidis atidarė duris ir plačiai nusišypsojo. Prašom į vidų, tarė jis. Mes užkandžiaujam prieš kelionę. O ką valgote, paklausė Betė, su broliu ir seserimis eidama į vidų. Sprogučius? Aš juos dievinu. Ne, prikaistuvinis mus vaišina
staigmenų šalies skanėstais, tarė Mėnulveidis. Negali būti bandelėmis. Keistas pavadinimas, tarė Džo, žiūrėdamas į lėkštę su bandelėmis. Koks jų skonis? Paragauk ir sužinosi, atsakė Mėnulveidis. Džo paėmė bandelę ir atsikando. Skonis kaip sūrio, tarė jis. Ne, negali būti. Dabar jau panašu į imbierą. Ne, šokoladą. O dabar skonis kaip kokio riešuto, net plaušelių yra. Ne, nebėra. Bandelė saldi kaip sirupas. Negali būti. Keista tiesa, tarė Mėnulveidis. Todėl jos ir vadinamas negali būti bandelėmis. Niekada nežinai, koks bus jų skonis po akimirkos. Kiekvienas kąsnis vis kitoks. Nuostabu, tarė Džo. Paimsiu dar vieną. Dieve, marinuoti svagūnai. Ne, kremas. Oho, krienas? Susiraukė prikaistuvinis. Nenorėčiau krienų bandelės. Aš pasakiau kremas, suriko Džo ir išsivėpė. O dabar tikrai krienas. Fui. Juk sakiau, kad krienas, pareiškė prikaistuvinis ir atsikando. Mėta. Mėtų padažo skonis. Jaučiu mėtų lapelius. Paskui bus kepsnis, tarė Šilkaplaukė. Prikaistuvinis nustebo. Ne šiupinys, atsakė jis. Aš sakiau kepsnis, suriko Šilkaplaukė. Ne, čiulkinys, ginčiojo prikaistuvinis. Negali būti. Kepsnis su mėtų padažu. Nuostabu. Šios bandelės iš tikrųjų nepaprastos. Taip manė ir kiti, todėl bandelių greit neliko. Reikėjo paimti daugiau, graužėsi prikaistuvinis. O dabar laikas traukti į žaislų šalį. Paskubėkit. Visi jau buvo susiruošę. Palikę apskritą Mėnulveidžio kambarėlį, jie užsiropštė ant viršutinės šakos ir kopėčiomis užlipo iki debesies. Virš debesies turėjo plytėti žaislų šalis. Pirmas lipo prikaistuvinis. Jis atsistojo ant viršutinio skersinio ir sušuko. Taip, žaislų šalis čia, lipkit. Visi įlindo pro skylę ir atsidūrė žaislų šalyje. Bet žaislų niekur nebuvo matyti. Prikaistuvinės parodė į miestą, kuris matėsi netoliese. Mažus namelius puošia ryškiaspalvės vėliavos. Ten žaislų miestelis, tarė jis. Einam ieškoti mano tetos. Jie patraukė į miestą, bet kai atėjo, prikaistuvinis suglumo. Ojojoj, tarė jis, aš netokios šalies tikėjausi. Žaislai gyvi, mato ten, eina miškiukas. Taip, atsakė Betė, tokių žaislų negalim parsinešti, jie nemažesni už mus. Einu ieškoti tetos, tarė prikaistuvinis, ir visi nužingsniavo miestelio gatve. Pakeliui susitiko 3 ar 4 lėlės jūrininkų drabužiais, keistą bekojį žmogeliuką, kuris virduliavo kelių užuot ėjęs, ir keletą išsipusčiusių barbių. Prikaistuvinio tetos niekur nebuvo matyti. Ji laikė žaislų krautuvę, o čia tokios parduotuvės negalėjo būti, nes žaislai gyveno nameliuose iš spalvotų medinių trinkelių. Tavo teta gyvena kitoje šalyje, kvaili, tarė Šilkaplaukė. Turbūt čia ne žaislų šalis, o žaislynas. Na kągi, tada bent pasilinksmingiam, nenusiminė prikaistuvinės. Štai dar vienas stovukas virduliuoja, imsiu ir pastumsiu jį. Pastumtas prikaistuvinio, stovukas nustebo ir įtūžo. Jis pasvyro atgal, paskui pirmin, o tada jį dar pastumė Mėnulveidis. Kaip drįstat, pasipiktinę suriko stovukas. Padorūs svečiai taip nesielgia. Pranešė apie jūs kareivėlių kapitonui ir jis paknapstom nusvirduliavo gatve. 3 vaikai ir Šilkaplaukė išsigando. Negalima stumdyti žmonių prikaistuvinį, tarė Džo. Net jei nori pamatyti, kaip jie sverdė, kad tik vėl nebūtum pridaręs bėdos. Prikaistuvinis taiga apkurto ir nieko neišgirdo. Baramas jis visada apkursdavo. Žiūrėk, prisukama pelė, sušuko jis. Bėk, pelė, bėk, miau, miau. Prisukama pelė baisiai išsigando išgirdusi kniaukiantį prikaistuvinį. Jie apsisuko ir nudulkėjo, vos neatsitrenkusi į kareivėlį.
Kareivėlių kapitonas, nusigando Betė, o su juo stovėjo ir stovukas. Jis mus apskundė, kaip žadėjo, bėgam. Ne, atsakė Džo, mes paaiškinsim, kaip viskas buvo, o prikaistuvinis turės atsiprašyti. Dabita kareivėlis priejo ir atidavė pagarbą, kaukšėdamas kulnimis. Prašau eiti su manimi, valdingai tarė, jūs ne žaislai ir šioje šalyje jums ne vieta. Be to, reikia ištirti bylą dėl jūsų elgesio. Paskui mane marš. Reikia eiti, tarė Džo. Nieko jis mums nepadarys, juk tėra žaislas, nors ir gyvas. Atvirai kalbant, įdomu apžiūrėti lėlių tvirtovę. Vaikai nusekė paskui kareivį ir stovuką. Kas dabar bus?